Rasim darbą, kaip viską dirba dirbtinis intelektas. O jūs žinot, kaip šiemet keisis egzaminai? Tai ko dar laukti iš Vašingtono? O kodėl taip sunku patekti į vairavimo egzaminą? Nieko nesuprantu. Brangsta ar pinga tie bilietai? Kokios bus pensijos, kai sulauksim pensijos? Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Ačiū. Ačiū. Ne, čia. Labadiena. Labadiena, mėly šio puikaus festivalio dalyviai. Šiandien dabar mes draugausime su menais, su kinu. Kinas ypatingas tuo, kad sieja visas kartas. Į teatrą gali eiti, gali ne, bet geriau nueiti. O kiną matome visi, arba televizijos ekrane, arba betarpiškai kino teatre. Prieš pradedant mūsų susitikimą, kuris, galvoju, bus jums įdomus ir mums taip pat, nes mūsų laukia diskusijos, aš noriu pasakyti, kad visi, kurie sėdi scenoje, nepritarė mūsų kultūros ministro skyrimui. Dėkui. O dabar noriu pasakyti, kaip mes čia su jumis susitiksime. Štai ten foje yra tokie puikūs atvirukai. Čia mūsų filmo pagrindiniai veikėjai. Po mūsų susitikimo jūs galite tuos atvirukus atnešti čia pas mus ir aš manau, kad mūsų aktoriai ir režisierius pasirašys komplimentus jums. Arba atvirukus galite pasiųsti savo pažįstamiems ir pakviesti juos į filmo premjerą, kuri bus gruodžio mėnesį, gruodžio 19 Skanoramos festivalio metu. Ir aš galvoju, kad gruodį jau bus rodoma plačiai kino teatruose. Šiaip taip, nacionalinė premjera vyks lapkričio 12 Skanoramos festivalyje, o visose Lietuvos kino teatruose bus galima pamatyti jau nuo gruodžio 19 dienos. Ačiū labai, nepristačiau mūsų dalyvių, bet aš manau, kad juos puikiai pažįstate, nes visų pirma, tai yra mūsų du mylimi aktoriai, mūsų dramos scenos žvaigždės, o režisierius Mantas Verbiejus, kuris čia jau su mumis kalbėjo, yra kaip visi režisieriai, mažiau žinomas, nors iš tikrųjų vežimą veža. Mantas yra tarptautiniais prizais apdovanotų dokumentinių ir vaidybinių filmų, teatro spektaklių režisierius. Jūratė Onaitytė, mūsų mylimoji aktorė, Lietuvos nacionalinės premijos laureatė, sidabrinės gervės savininkė, kino, televizijos bei teatro aktorė. Plojimai, nepatingėkit. Šalia jos mūsų mylimas aktorius irgi Liubomiras Laucevičius, kuris yra net 2 auksinių scenos kryžių bei auksinės gervės savininkas, teatro, kino bei televizijos aktorius. Taigi visi jie auksiniai išskyrus mane, Vytenį Pauliukaitį, kuris bendraus su jumis šiandien. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs atėjote į mūsų susitikimą, nes šis filmas pristatomas visuomeniai pirmą kartą, man regis. Tikrai taip. Ir nebereikalo čia. Jis ir filmuotas čia pajūryje. O dar svarbus momentas tai, kad tai filmas, mėlėjai, apie meilę. Apie meilę tame vyresniame amžiuje, kuriam mes esame čia daugumoje.
Aš nežinau, ar tai yra tikrai Romeo ir Džiuljetos istorija, ar tai yra interpretacija. Kai pamatysite filmą, tai galėsit savo pasakyti. Aš nesu joks pranašas, bet pranašauju, kad šitas filmas turės didelę sėkmę. Aš filmą mačiau, nes aš turėčiau, aišku, pasiruošti ir žinoti, apie ką mes turėsim kalbėti ir ką aš noriu išklausti režisieriaus ir aktorių. Galbūt man tai pavyks. Mes, aišku, nerepetuojam tų dalykų, čia bus mūsų improvizacija. Aš labai džiaugiuosi, kad esu čia pakviestas ir galiu šalia tų puikių aktorių ir režisierių būti kartu. Taigi, mėlėjai, filmas apie meilę vyresnėliame amžiuje. Ten personažų nedaug pagrindinių, 3. 2 patys pagrindiniai čia sėdi. Jūratė Onaitytė vaidina Malviną, buvusią baleriną, kuri dabar vyresnėme amžiuje vis tik nori šokti. Aš suprantu, vyresnio amžiaus dramos aktorė, ji visada gali būti auksinė iki pat paskutinių savo pabaigos dienų. Baleto šokėjai dėl savo fizinių galių negali šokti visą gyvenimą. Tai galbūt ir lemia šitos personažės likimą ir jos psichostruktūrą, apie ką mes ir pakalbėsime su Jūrate. Jos sielos draugą Kiprą vaidina Liubomiras Laucevičius. Labai įdomus vaidmuo, nepaprastai. Jis įtaigiai tai atlieka ekrane. O Malvinos buvusį vyrą antikvarą vaidina Juozas Budraitis. Juozas Budraitis ten turi keletą epizodų, bet kaip visada yra solidus ir labai tinka tam vaidmeniui. Taip pat jų dukra Laima Akstinaitė ir kiti aktoriai ten turi nedidelius epizodus, įspūdingus taip pat. Noriu pasakyti, kad scenarijaus autoriai yra Gediminas Cibulskis bei pats režisierius Mantas Verbiejus, prodiuserė Živilė Galego. Ir filmą, kaip visada, kūrė nemažas būrys kino kūrėjų, operatorius Rytis Kurkutis. Kadangi aš nesu kino kritikas, mes šiandien galbūt nekalbėsime apie kino visas subtilybės, kurių šitame filme yra labai daug. Ir jo montaže, stilistikoje, šviesoje, tamsoje, mizanscenose kadre. Filmo dailininkė Anželika Šulcaitė, kostiumų dizainerė Neringa Keršulytė, montažo režisierius Ričardas Matačius, kompozitorius Martynas Belobžeskis. Taigi visi tie žmonės, man atrodo, po režisieriaus mostų sukūrė puikią kompaniją, nes būtų sunku ką nors ten ypatingai pagirti arba papeikti. Tai yra filmas, kuris turi savo jėgą ir savo nuotaiką. Nors kalba apie dažnai mums žinomus dalykus, bet scenarijus yra taip susuktas, kad tie personažai yra labai nepaprasti. Taigi ir pradėkime, klausiu režisieriaus. Pasakykite, kodėl jums kilo mintis atkreipti dėmesį į mus vyresniuosius, kurie Lietuvoje prisiminti tik ne visai neseniai? Tai turbūt susiję toks pirmas akstinas, kas mane pastumėjo pradėti narplioti vyresnio amžiaus žmonės, jų problemas. Tai aš kokį 15 galbūt metų, gal ir daugiau, savanoriavau tokiam vienam labdaros paramos fonde, kurio pagrindinis projektas buvo pagalba, rūpestis socialiai remtinais vyresnio amžiaus žmonėmis Vilniuje.
Ir mes kartu švęsdavom gimtadienius, kažkokias dovanas jiems dovanodavome, maisto bankės savanoriaudavom, tada tuos, reiškias, ten paketus maisto išdalindavom, šiaip bendraudavom, nes jie buvo nemažai tikrai vieniši. Ir vat vieno tokio renginio metu aš pamačiau vyresnio amžiaus moterį, buvusią baleriną. Ir tas jos pasirodymas iš tikrųjų padarė didelį įspūdį man. Iš vienos pusės atrodė ir juokingas, ir graudus, ir iš kitos pusės toks be galo įtraukiantis, kaip magnetas, kažkas tokio surrealistiško visame tame buvo. Ir turbūt sakyčiau, kad tai buvo toks pirmas trigeris, kuris kažkaip pradėjo mane skatinti mąstyti, dominti ir ieškoti kažkokių istorijos vingių tam, kad atskleisti ir kažkaip giliau pažvelgti tuos vyresnio amžiaus žmonės. Pasakykite, aktoriai, kuriuos jūs parinkote, jie dalyvavo scenarijaus tobulinime su savo visokiais, žinot, kaip paprastai aktoriai. Jie dabar negirdi, kad mes kalbėsim. Tai jiems patogu, tai nepatogu, nes personažai mėlėjai yra. Aha! Kaip aktoriai? Žinoma, iš pradžių iš tikrųjų tai mes su Gediminu Cibulskiu dviese parašėm tą scenarijų, bet aš turėjau visą laiką galvoje tą norą, kai jau būsime pasirinkę aktorius, atsiklausti jų, ką jie galvoja. Iš tikrųjų taip ir buvo. Ir aš klausiau, ir mes šiek tiek diskutavom, kai ką keitėm. Tikrai aš atsižvelgiau ir klausiau į jų kažkokias tai pastabas, įžvalgas. Taip. Jūratė juokėsi. Tarp kitko noriu pasakyti, kad tas personažas, buvusi balerina, man yra pažįstama. Tik tai jūsų pažintis yra vėlesnė, o mano daug ankstesnė. Iš tikrųjų, aš vieną kartą lankydamas ligoninėje savo pažįstamą kolegę, pamačiau, kad foje vyksta kažkokie keiščiausi dalykai. Balerina, kuris seniai nebešoka ir jai tada buvo stipriai virš 70, apsirengusi gulbės kostiumu, foje, pasistačiusi juostinį magnetofoną, paspaudžia klavišą ir eina šokti gulbę. Žinote, abrakadabra. Nepasakysiu, kad jinai labai apetitinai atrodė ir man taip pasidarė jos gaila. Nors ji daro puikų dalyką, jinai gulintiems ligoninėje labdaringai tas dienas truputį praskaidrina. Ir kaip aš pamačiau jūsų filme, kad toks personažas yra, kurią vaidina Jūratė Onaitytė, aš pagalvojau, kaip gerai, kad jinai užfiksuota. Kaip gerai, kad mes galime galvoti apie artisto likimą. Koks jis bebūtų, operos dainininkas, šokėjas ar dramos aktorius. Dabar jūsų pavadinimas filmo Smėlis tavo plaukuose. Kas tai yra? Tai simbolis, kas tai yra, Mantai? Jeigu aš papasakosiu taip, kaip yra, tai iš dalies aš atskleisiu filmo esmę. Iš tikrųjų, tie, kas nueis ir pažiūrės tą filmą, jie tikrai supras, nes realiai pavadinimas yra užkoduotas vienoje scenoje ir tada tampa viskas aišku, kodėl būtent toks pavadinimas. Šiaip aš tik pasakysiu gal tiek, kad pavadinimas atėjo labai staiga, nereikėjo kažkaip ilgai jo išnešioti, ieškoti, tiesiog netgi dar berašant vieną dieną, jis tiesiog atėjo, aplankė mane. Ir kai aš tą mintimį pasidalinau su filmo prodiuserė Živilė Galego, jinai iš karto entuziastingai pritarė, nes tikrai tame yra pavadinime kažkokios poezijos, polėkio, kažko tokio efimeriško, netgi sakyčiau. Taip, žodžiu,
Gal tiek. Prašom tik tai gerbėmieji nesipiktinti, kad mes apie filmą kalbam ir neatskleidžiam visų kortų. Todėl, kad tai yra pirmasis pristatymas ir jūsų laukia vienas siurprizas, bet jis vėliau. O kol kas mes pakalbėkime, nes žiūrėkite, kaip įdomu, iš tų trumpų kalbų jūs jau susidarysite vaizdą ir aišku skubėsite gruodžio mėnesį ir į Skanoramą, ir į kino teatrus. Ir galėsite palyginti tuo, ką jūs girdėjote šiandien. Pasakykit man, ten pas jūs visą laiką skamba Madame Butterfly tema, tokios skaudžios arijos tekstai ir muzika. Kodėl jūs paėmėte gerai žinomą operą ir koks čia sutapimas su personažais, kurių ten gyvenimas ekrane. Ir vis mums primena šitą Butterfly liūdną istoriją. Tai iš tikrųjų čia nėra jokio atsitiktinumo. Ir atvirkščiai, tiesiog aš galvau, kad tie žmonės, kurie yra matę tą operą, jie turės galimybę dar kažkokį tai vieną sluoksnį patirti, išlukštenti ir suprasti, kažkaip tai giliau atskleisti dar tą dramatizmą, tragizmą, kuris yra tame filme užkoduotas. Tai čia nėra jokio atsitiktinumo ir šitą ariją būtent yra ta arija, kurią aš ir norėjau skambėtų tam tikroje vietoje. Taip, tai... Labai man magėjo paklausti, kada aš peržiūrėjau filmą, kada paskambino jūsų prodiuserį, aš paklausiau visų pirma, žinot, vyresni žmonės, ar ten yra mirtis? Ir man sako, ne. Visiškai ramiai žiūrėkite. Ne tai svarbu buvo kūrybiniai, manau, grupiai. Mes su jumis dar pakalbėsim, nors aš labai noriu paklausti. Jūs savo personažus tokie, kokie ten yra, mylite? Kaip čia pasakyti, mylite? Pasakykit tiesą. Man jie yra įdomus. Jie tikrai turi labai, jie išraiškingi, jie įdomus su savo tokiam stipriom istorijom. Aš džiaugiuosi. Matot, gal pradėsiu šitiek nuo toliau. Tarsi, žiūrint tą filmą, galima iš karto suprasti, kad pagrindinės tokios ant paviršiaus guli dvi temos. Tai yra vienatvė ir senatvė. Tuo tarpu giliau, žvelgiant, jeigu manęs kažkas klausia, tai aš sakau, kad man visų pirma šitas filmas yra apie žmogaus santykį su laiku. Ypatingai, kai to laiko lieka nedaug. Tai tie personažai ir atskleidžia būtent tą žmogaus santykį su laiku, kaip jie tą likusi laiko tą dalį bando išnaudoti. Ir tarsi šiuo filmu tiek tie personažai, tiek aš, tiek kas kūrė, mes norim pasakyti, kad reikia gyventi, kol širdis plaka. Ir nereikia sustoti, nereikia savęs kažkaip uždaryti kažkur tai vienatvėj kambarį. Ir, žodžiu, gyventi pilna širdimi, pilnais plaučiais. Iš tiesų, personažai labai įdomus. Jeigu mes su jumis atsisuktumėm į savo filmus, į savo gyvenimą, pamatytumėm, kiek daug mes buvome teigiami ir kiek mes pridirbome visokių nesusipratimų savo, kitiems, šeimos nariams. Puikiai vaidina Jūratė Onaitytė Malvina. Puikiai. Filmo pradžioje jinai mums, bent man, pasirodė vienokia, tokia pakylėta. Jinai ten važiuoja į vieną susitikimą, jinai laukia. Taip man atrodė, tuo Jūratės paklausim, ar aš neklydau. O paskui aš matau, kad ji
siekdama savo tos svajonės įgyvendinimo, pridirba visokiausių ten dalykėlių. Ir jau man ji pasirodo ne tokia teigiama, kaip aš galvojau. Pradžio, Jūrate, kaip yra su ta personažė? Taip, kai aš perskaičiau scenarijų, tai aš gavau, švelniai pasakius, šoką. Visų pirma, tai 80 metų scenarijoje buvo moteris, buvusi balerina, kuri filmo pradžioj, man atrodo, galima pasakyti, švenčia jubiliejų. Ir pareiškia, pasako savo svajonę, kad ji vėl trokšta šokti. Kita pusė medalio, ji, scenarijų skaitau, 80-metė, išdrįsta pakeisti visą savo gyvenimą, viską. Ne tik buitį, save, aplinkybės, bet kokius įsimylėtus namie daiktus, jinai viską gali tiesiog visai kitą pusę pradėti gyventi. Daug nenoriu pasakoti, tik intriguoju, kad ateitumėt gruodžio mėnesį žiūrėti šitą filmą. Ir kai susitikau su režisieriumi, aš nusiderėjau. Derėjomės ilgai, sakau, 80 metų jau sunku gal ir pajudėti, o čia dar šokti. Ir ką Vytenis sakė, kad ir režisierius dabar minėjo, kad truputį ir graudulį sukelia tokiam amžiuje bešokantį, ir dar su Gulbės ežero kostiumu. Ir graudu, ir juokinga, turbūt sumišai labai daug emocijų, kurių man atrodė, gali būti net šiokia tokia, net truputį parodija. Bijojau to ir derėjausi, sakiau, nors truputį, aš mėginau į savo amžių ateiti, 70, tai nusiderėjom su režisieriumi iki 75. Sutikau, tai va tokia buvo man tokia nuostaba nuo scenarijaus. Ir dar tiesa apie šokį. Gulbės kostiumo tikrai galvojau nesivilksiu ir režisierius mane nuramino. Taip nereikės. Bus labai panašu į išraiškos šokį. O išraiškos šokiu aš labai domėjausi. Ir kažkada net vos apie prieš 20 metų galvojau apie Aisedorą Duncan, kaip aš monospektaklyje ir šoksiu, ir pasakosiu apie jos gyvenimą, bet tai neįvyko. Ir va dabar, kai praėjo 20 metų, galvojau, kad man taip truputį atgal, kada kūnas dar judrus buvo ir dar daug ką galėjau. Truputį ruošė mane šokėjas, profesionalas, Mantas Tabačinskas. Žodžiu. Viskas puikiai tikrai pavyko, tikrai nuostabiai. Aš noriu, Jūrate, vis tik paklausti režisieriau. Kaip aš pradėsiu klausti, ko nereikia sakyti šiandien, tai jūsų paimkite ir užčiaupkite mane. Bet aš nepaprastai negaliu nepaklausti. Jūrate, šitą jūsų Malviną, kurie bruožai jos, tos filmo Malvinos, jums buvo labai teigiami, gal sukėlė kokius savus prisiminimus ir kokie ne. Jūs būtumėt kaip Jūratė Onaitytė, taip niekada nepasielgus. Na, iš tikro, tai aš susižavėjau
šitos moters drąsa, kad ir 75 atsisakyti visko, prie ko tu papratai. Galų gale atsisakyti žmogaus, su kuriuo pragyvenai dalį savo sąmoningo gyvenimo, atsisakyti, kaip minėjau, savų daiktų, savo viso ko vaizdo pro langą galų gale. Ir tai sukėlė manį tik susižavėjimo jausmą ir truputį priminė manąjį. Atvirausiu, bet aš išdrįsau tai padaryti, viską pakeisti, dar neturėdama 50. Na, galvoju, nedidelis laiko tarpas, kas čia 20, gali ir 75. Tuo jinai mane ir sužavėjo. Bet Jūrate, pasakykit man, Budraitis, kuris vaidina jūsų vyrą, toks efektingas vyriškis, inteligentiškas, išlaikytas, butas, kuriame vyksta veiksmas, labai nepaprastas, labai turtingas. Ir išeiti taip į laukus, kaip išeina jūsų personažė. Ir dar ne pirmą kartą iš namų ten išeinate, kaip supratau, tame filme. Pirmą kartą. Pirmą? Šitaip drąsiai, su visam, pirmą kartą. Bet palakstydavote truputį. Oi, ne, ką jūs. Mes gyvenome gražiai ir draugiškai. Tik tiek, kad ta moteris, Malvina, kuri mane sužavėjo dar ir tuo, kad jinai vis tik, būdama jau brandaus amžiaus, jinai išdrįso svajoti. Ir ne tik svajoti ir sapnuose kai kada pamatyti, bet tai realizuoti. Tai aš ją jau vien dėl to galima buvo pamilti ją ir susižavėti. O Budraičio Juozo, taip, man labai gaila buvo jį palikti, nuostabus, gražus, dabar atsigavęs Jozulis, taip, bet jis manęs nesuprato, jo personažas. Jis mano svajonę užbraukė, tik išgirdęs. Jis iš mano svajonės pasityčiojo. Ne viskas ekrane, yra ir už ekrano istorija. O be pagarbos vienas kitam, be laisvės savo ir kitam leidimo, be pasitikėjimo vienas kitu ir taip toliau, tai čia nemeilė. Ir gyventi, manau, su tokiu, kuris užbraukė visą tai, neįmanoma. Ir dar vienas labai lengvas klausimėlis. Jūrate, jūs siekdama savo meilę, savo plano tą, kuris jums gimė, žmogaus, kuris į jūs atkreipė dėmesį, sukeliate labai daug skausmo ir savo buvusiam vyrui, ir savo dukrai. Yra epizodai, kaip ta paklaikus ieško, kur jūs ten pasislėpusi ir kas čia vyksta gyvenime. A kaip jūs į tai žiūrite? Į tai dukra jau turi savo šeimą ir seniai iškeliavusi jau iš namų mūsų. Tai jokio nusikaltimo nėra, tai yra viena. O antra, ją domisi žmogus, kuris priima jos svajonę. Vadinasi, ir jos laisvę, jos asmenį, asmenybę. Jis pripažįsta ir tiki ją. Tai kaip pas tokį žmogų nenuėjus?
režisieriau, kaip jums ta tėvų vaikų problema? Jūratė dabar čia visiškai, kaip kokia advokatė, puikiai išteisina savo Malviną, nors mums sėdint kino teatre bus visaip, manau. O tėvų vaikų problema kine kaip nors ten yra, jums buvo svarbi? Taip, tai aš tiesiog ir norėjau ne tiek duoti atsakymus, kiek galbūt daugiau užduoti klausimus ir pasvarstyti iš tiesų, kad žiūrovas žiūrėdamas galėtų kažkaip reflektuoti ir pamastyti, o kaipgi aš atsigręžti savo santykius su tėvais ar savo santykius su vaikais, nes dažnai mes būna įsikimbami į kažkokią tai savo viziją arba turime kažkokius tai savo lūkesčius. Ir tie lūkesčiai kartais būna nepagristi, gal kartais apie tuos lūkesčius net nežino tas mūsų žmogus artimas ir tada, kai tie lūkesčiai netitinka mūsų įsivaizdavimo, mes pradedam pykti, rodyti savo kažkokį nepasitenkinimą, bandom kažkaip tai viską padaryti, netgi naudodami prievartą, kad tie lūkesčiai visgi būtų patenkinti. Ir to pasiekoje gimsta įvairiausi konfliktai. Tai filme taip yra ta susikirtimas tų skirtingų lūkesčių įsivaizdavimų. Tai, sakyčiau, kad visos problemos, kai žmonės nenori susikalbėti, o laikosi įsikibę aklai savo. Tai jeigu žmonės daugiau stengtųsi susikalbėti, galbūt mažiau būtų tų nesutarimų ir konfliktų. Tai ta tema taip nėra paliesta filme. Ir aišku, kiekvienas personažas gina savo pusę. Ir tų konfliktų pasiekoje istorija turi užtat galimybę vystytis toliau, judėti į priekį. Kine būtini tie konfliktai. Tai Malvina tai turi, žiūrėkite, turi buvusį vyrą, kuris irgi lekia jos ieškoti. Turi dukrą ir turi mylimą žmogų, kitą. O tas mūsų Romeo sėdi čia, Liubomiras Laucevičius, kuris vaidina Kiprą dailininką, ten jis ir piešia. Bet žmona jo mirusi. Apie vaikus ir palikonius ten nekalbama visai nieko. Ir svarbiausia tai, kad Alzheimerio bruožai ryškus. Tarp kitko, labai man patiko šitos scenos su pinigine ir visos ten kitos, nepasakokim, kas ten buvo. Taip subtiliai, iš karto tai aš net ir pagalvojau, kad jis tikrai tą piniginę gal pamiršo kažkur, o paskui vyniojasi, visas turinys vyniojasi ir šita moteris jį sutinka ir kaip ten viskas toliau vyksta. Nepasakysiu, tik tai nuostabios scenos finale prie jūros ir jūroje. Tada šitas Kipras šaukia, rėkia prie jūros. Kodėl jūs ten rėkiate? Kas ten su jumis atsitiko? Viskas juk gerai? Ačiū už klausimą. Matot, yra man sunku kažką sakyti. Aš iš jūsų klausau, jūsų režisieriaus Jūratės ir bandau prisiminti filmą. Nes aš jo nematęs, kaip mes su Jūratė. Čia tik tai 2 žmonės matė ir jūs laisvai operuojat jo. Bet nemačiusių pilna salė. Taip, visiškai suprantu, bet kas iš jo liko? Taip, aš jūs matėt. Bet tą sceną prisimenat, kaip filmavo? Jeigu jinai įėjo. Įėjo, tai jinai šekspyriškos jėgos scena. Matot, tenai yra toks niuansas, kad žmogus, būdamas dailininkas Kipras, jisai laiškais sugeba prisivilioti. Ir nepasakyčiau, kad prisivilioti, jis tiesiog ją myli, matydamas iš to šokio, apie kurį mes ir kalbėjom. Jis pamato ją šokančią scenoje
jis ją nupaišo greitai ir kada jinai ten įvyksta toks įvykis, jisai paduoda jai tą piešinį ir po to ilgą laiką susirašinėja su ją. Ir va tas susirašinėjimas juos suartina, jie matyti vienas kitam labai daug ką išsako. Tai, ko negali Malvina išsakyti vyrui ir dukrai, ir ko negali Kipras sakyti, nes jis vienas, jis nieko nebeturi jau. Ir va tas suartėjimas, kada jie susitinka, kada jinai meta viską ir atvažiuoja pas jį, o jisai yra ne savo bute gyvena. Ir užtat dar yra niuansas. Ir jam, kaip jau sakėte, Alzheimerio pradžia, ir jisai užmiršta jos vardą, ir tai jam yra tragedija. Ir užtat ir yra tasai šauksmas į neaišku į ką, nes jis nori prisiminti, jis jos negali prisiminti ir jis jos nebemato. Ne fiziškai, bet reiškia dvasiškai. Taip. Ir užtat gaunasi tasai riksmas, iššaukiantis iš vidaus einantis skausmas. Ir tada paskui viskas pakrypsta kitą prasme, nes čia pasirodo negalima daug ką kalbėti ir ačiū Dievui, nes kadangi filmo nemačiau, tai aš ir negaliu pasakyti, kas liko iš tų scenų, kurias mes nufilmavom, ir mano linijos, ir ko nėra. Ir va tas dabar bandžiau paaiškinti jums tą šauksmą, iš kur jisai kilo. Puiku, aš kažkaip labai džiaugiausi jūsų stambiais planais, kur neprikišamai įrodomas jo meilės jausmas jai. Jo akis tokios šiltos, blizga ir ten, žinot, nėra kažkokių tokių apsikabinimų, kokių tai tokių vulgarių dalykų, bet matosi, kad tas žmogus iš tikrųjų galėjo jai rašyti tuos laiškus, nes jam užimponavo ji, nors tikriausiai jis nežinojo jos bjauraus charakterio, kaip jinai elgėsi su savo aplinka. Aš taip utriruotai čia šneku, kad sužadinti jūsų norą pasidomėti tuo filmu, todėl kad labai būtų įdomu susitikti ir pašnekėti, kiek iš čia esančių salėje pasmerks tokius santykius, kaip mes dažnai mėgstam iš karto, ir kiek išteisins tuos žmonės, nes jie vis tik susitiko. Labai noriu paklausti dabar režisieriaus. Prašom pasakyti, kodėl jūs neparodot aktoriam filmo. Kas čia dabar yra? Ar bijote, kad jie ateis su kardais ir jums bus haha? Norisi, kad scenarijų tik jie skaitė. Filmuojant jie filmavosi, jie tarsi viską žino. O to įspūdžio, tikrai norėtųsi, kad jie pamatytų premjeros dieną. Ir iš tikrųjų, o po premjeros jie vis tiek pasakys man, ką jie galvoja, ką jie mąsto, patiko, nepatiko, padiskutuosim, pašnekėsim. Tai, man atrodo, normalu. Taip, yra tokia praktika, kad aktoriams liktai nėra. Aš negirdėjau, kad aktoriai prieš premjerą matytų filmą. Čia tik tai tokie, kaip mes, Vytenė, galim. Aš labai džiaugiuosi, ačiū Dievui, kad mes ne aktoriai. Ir procese irgi, juk tai galima pavadinti juodraščiu, nebūna dar galutinio filmo. O premjera tai yra tuo pačiu ir šventė, vien jau tas žodis gražus, premjera, jis vilioja. Va tada ir būsim teisėjai. Žiūrėt bus labai sunku, be abejo. Sunku bus sunku. Čia pramokų jokių tikrai nėra tame filme, bet yra daug tikrumo ir man regis yra daug jėgos. Jūrate, kokių jūs laukiate komplimentų arba paklausimų iš publikos po šito vaidmens?
turbūt apie tai, ką aš mėginau advokatauti tai moteriai, apie jos drąsą, pasiekus tokio amžiaus brandaus poelgį. Tai yra, galima žavėtis, apie tai kalbėti norėtųsi, ne apie klaidas jos. Aš galėčiau advokatauti čia, bet ir laiko nėra, ne tam skirtas laikas. Taip, mes negalim dėja visko papasakoti. Ir visko papasakoti, aš irgi nemačius filmo, o prisimenu, tai atrodo, kad tai buvo vakar filmavimas, tai čia dar nieko nereiškia, kad prieš metus. Tai turbūt diskutuoti norėčiau po filmo apie būtent jos tą ryžtą poelgį, kur ne kiekviena moteris ar vyras išdrįsta taip pasielgti, viską mesti, viską pakeisti. Ir, žodžiu, šitas poelgis, netgi tokiam amžiuje, kuris atrodytų dar prieinamas tokiam poelgiui. Tai, apie šitą drąsą. Liubomirai, jūs sukūręs aibę įvairiausių vaidmenų. Kaip šitas vaidmuo, šito žavingo vyriuko, sergančio ir skubančio į meilės pasaulį ir štai išsipildo. Kaip šitas vaidmuo visoj toj panoramoje, ką esate vaidinęs? Gal esate vaidinęs ką nors panašaus? Ne, nesu. Kai man paskambino Mantas ir pasiūlė susitikti, jis atvažiavo į Kauną, mes vaikščiom Laisvės alėją, jis man trumpai paaiškino, bet aš supratau, kad jisai tyrinėja, ar aš tikčiau tam vaidmeniui ar ne. Žinoma, ašgi nežinau apie ką. Jis man tik tai pasakojo trumpai, maždaug apie kažką. Ir jis žiūrėjo ir ką jis matė, kodėl, kaip jis nusprendė vis tik tai mane paimti tam vaidmenį, čia jau jo yra, reiškia, mąstymo reikalas. Bet aš visą laiką abejojau, ar aš tikrai paims mane. Aš dar kartą perskaičiau, kai jau gavau scenarijų, jeigu negausiu aš to vaidmens, tą Budraičio vaidmenį, gal jis pasiūlys. Bet jis man nepasirodė toks įdomus, nes aš jau vaidinęs šitą vaidmenį. Aš niekada nesu vaidinęs tokio vaidmens, kadangi tai yra ne tik dėl amžiaus. Amžius gali atitikti, kaip Jūratė sakė, galima numesti 5 metus, galima ir pridėti 5 metus. Čia jisai nevaidina, vyrui nevaidina tokio didelio vaidmens. Bet pats tas jo noras kažką turėti šalia, kažką mylėti, nes jisai vienišas ir jisai gyvena ne savo namuose. Ir užtat tas noras jo, tas meilės troškimas, turint galvoj, kad jį yra eigoje filmo, pasirodo jo visi tie ligos požymiai, kai kurie nervotumas, užmiršimas, grubumas vietom. Viso to aš tikrai nebuvo to scenarijų, neturėjau tokių vaidmenų. Ir aš labai dėkingas Mantui, kad jisai vis tiek patikėjo, kaip gavosi, čia jau jam spręsti, žinoma. Puikiai gavosi, tikrai. Ir užtat yra tas tikrai dėkingas labai. Ten, žinot, nežiūrint į tai, kad jis yra dailininkas, o dailininkai visi subtilybių pilni, jisai ir agresyvus vienoje scenoje, nesakysiu su kuo ta agresija, bet tai yra taip nelaukta, kad neatrodo, kad tas žmogus galėtų šitaip pasielgti. Ten yra agresija 100%. Kaip jūs sutikot su šituo epizodu? Ar jūs nesakėt, kad čia ne mano personažas? Ne, kodėl? Kaip tik, jis visą laiką, nežinau, kas iškirpta yra, bet scenarijai buvo įvairių tų niuansų einant būtent į tą sceną.
Tik tai tiek, kad Malvina vis laik mokėdavo subtiliai įsisukti. Galiausiai jisgi meilės vedinas viską daro. Tai būnė taip, kaip jis supranta, tai kam mano, kad dabar yra kažkokia geriausia išeitis pasielgti taip, jis taip ir elgesi. Ir tai vėlgi stumia istoriją į priekį, tai kartais reikia tokių dalykų. Žinote, aš vakar Palangoj nuėjau ten pažiūrėti, kas darosi tame močiučių restorane. Ir dar žinau, kad šokiai, kur tai čia vyksta. Tai žinote, tai ten susirenka publika, kuri irgi ieško, kaip pabėgti iš savo vienatvės. Taigi tų receptų filmas neduoda. Jis pakelia daug klausimų ir jį pažiūrėjus mums labai svarbu pagalvoti. Bet tai, kad jie abu siekia to, ko ten filme siekia, yra nuostabus dalykas. Juk kada nors reikia pabandyti. Režisieriau, pasakykite, ko mes nepasakėme. Tokio, kad žiūrovai tiesiog jau šiandien galvotų, kaip jie eina į filmą. Taip, iš tikrųjų, man atrodo, kad mes pakankamai daug atskleidėm kortų, suintrigavome, temas aptarėme, tai, o visko, iš tiesų, nesinori atskleisti, nes nenoriu apvogti tų pačių žiūrovų, kurie ateis. Tie, kurie dabar klausosi mūsų pokalbio, norėtųsi, kad iš tiesų jiems būtų daug staigmenų ir kažkaip turėtų tą pirmo karto galimybę tą patirti. Tai... šiek tiek parodysim. Taip, aš dabar turiu pranešti apie siurprizą, kuris laukia tik sėdinčių čia salėje. Transliacija, kurią mes matėme savo telefonuose ir televizijos ekranuose, mes baigiame, mielieji, saugodami autorinės teisės. Filmas dar nėra ekrane. O tiems, kurie čia susirinko, čia siurprizas. Jūs pamatysite nemažą ištrauką šito filmo, po kurios... Rasim darbą, kaip viską dirba dirbtinis intelektas. O jūs žinot, kaip šiemet keisis egzaminai? Tai ko dar laukti iš Vašingtono? O kodėl taip sunku patekti į vairavimo egzaminą? Nieko nesuprantu. Brangsta ar pinga tie bilietai? Kokios bus pensijos, kai sulauksim pensijos? Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską.